Sveiki! Šiandien gilinamės į OpenAI naujovę, kuri žada, sakykime taip, gerokai pakeisti tai, kaip mes galvojame apie savo sveikatą. Kyla klausimas, ar dirbtinis intelektas gali tapti patikimu asmeninio sveikatos patarėju? Pažiūrėkime kartu. Gerai, pradėkime nuo klausimo, kuris, manau, aktualus daugeliui. Pagalvokime, kur šiuo metu yra visa informacija apie sveikatą. Nuo to, ką rodo išmanusis laikrodis, iki gydytojo atsiųsto PDF failo. Kur visą tai galiausiai nusėda? Na, realybė yra tokia, kad visi šie gyvyškai svarbus duomenys yra tiesiog visur. Žinote, dalis jų laikrodžioje, kita dalis kokie nors mitybos programėlėje, dar kažkas giliai paslėpta PDF formato ataskaitose. Viskas tiesiog išmetyta be jokios bendros sistemos. Ir būtent ši, pavadinkime tai duomenų netvarka, ir yra didžiausias galvos skausmas. Dėl jos pamatyti pilną, aiškos savo sveikatos paveikslą yra, švelniai tariant, labai sudėtinga. Ir štai čia į areną žengia OpenAI. Jie pamatė, kad sveikata yra viena populiariausių temų, kurią vartotojai jau ir taip domisi per ChatGPT. Taigi akivaizdu, kad poreikis sistemingam sprendimui yra tiesiog milžiniškas. Taigi, OpenAI pristatė savo atsaką. Tai nauja funkcija, sukurta specialiai tam, kad suvaldytų visą šitą duomenių chaosą. Esmės, tai yra centras, kuris surenka visus tuos išbarstytus duomenis į vieną vietą. Ir čia labai svarbu pabrėžti. Tikslas yra negydyti, o tiesiog padėti geriau suprasti, kas vyksta su organizmu. Gerai, tai kaipgi paprastas pokalbių robotas staiga virsta asmeniniu sveikatos analitiku? Pažiūrėkime, kaip visa tai veikia praktiškai. Viskas sukurta taip, kad būtų kuo paprasčiau. Pirmiausia, prijungiami duomenų šaltiniai, tada užduodamas klausimas ir gaunamas atsakymas. Bet esminis skirtumas tas, kad atsakymas paremtas ne bendra informacija iš interneto, o konkrečiais asmeniniais rodikliais. Kad sukurtų tą pilną vaizdą, įrankis gali saugiai prisijungti ir gauti duomenis iš populiarių programėlių, pavyzdžiui, Apple Health ar MyFitnessPal, taip pat ir iš medicininių įrašų. Ir tai reiškia, kad pagaliau miego, mitybos, sporto duomenys atsiduria vienoje vietoje. Ir ką tai duoda praktiškai? Pavyzdžiui, įrankis galėtų padėti suprasti, ką reiškia tam tikri rodikliai kraujo tyrimo ataskaitoje. Arba netgi padėti geriau pasiruošti vizitui pas gydytoją, pasiūlyti, kokių konkrečių klausimų vertėtų paklausti. O dabar pats svarbiausias dalykas visoje šioje istorijoje. Būtina labai aiškiai suprasti, kuo šis įrankis nėra. Ir tai yra, ko gero, esminis momentas. Reikia nubrėžti labai aiškią liniją tarp to, ką daro dirbtinio intelekto asistentas ir to, ką daro gydytojas. Taip, dirbtinis intelektas gali tvarkyti duomenis, atpažinti tendencijas, bet diagnozuoti ligas ir skirti gydyme, tai gali daryti tik kvalifikuotas medicinos specialistas. Ir tai, žinote, ne šiaip kokie nors pamastymai. Pati OpenAI tai labai aiškiai ir garsiai pabrėžia. Štai ši citata pasako absoliučiai viską. Įrankis skirtas padėti, informuoti, bet tikrai nediagnozuoti ar gydyti. Taigi, apibendrinant šią dalį, esmė yra tokia. Šis dirbtinis intelektas yra skirtas papildyti, o ne pakeisti gydytoją. Jį galima matyti kaip protingą pagalbininką, padedantį geriau suprasti savo organizmą, bet jokių būdų ne kaip tą, kuris priima galutinius sprendimus dėl sveikatos. Gerai, tai kokią pagrindinę išvadą galime padaryti? Ką visa tai iš tikrųjų reiškia mums visiems? Tikroji šio įrankio vertė yra jo gebėjimas įvesti tvarką tame duomenų chaose. Tai yra galimybė visus tuos išbarstytus taškus – miego valandas, kraujo tyrimus, suvalgytas kalorijas – pagaliau sujungti į vieną aiškų, suprantamą pasakojimą. Ir šis OpenAI žingsnis, žinoma, iškelia vieną labai didelį fundamentalų klausimą ateičiai. Ar dirbtinis intelektas kada nors peržengs asistento ribą ir taps pagrindiniu sveikatos patarėju? Kur ta riba bus nubrėžta? Ateitis aišku parodys, bet pats pokalbis apie tai prasideda jau šiandien.